Akmenikai. Gerai, kad dar mažiau. Gerai. Aš varau, nes man čia reikia šaknies per tos visas plytas, tai reikia gazą paspausti. Kažkokia aikštė bus rimtai renginys. Aikštelė. Suplanuotą vietą pasiekėm savo pirmąją. Aikštelė, va. Dan werden la plus auch aufgewertet, aber es ist zelf. Moi, il que 7 francs. Le Sénégal ne se laissera pas faire. Xam ne suñu ëllëg suñuy doom suñuy sët ça dépend ci ñun ñuy taxaw tey jii. Nañ ko xeex Macky Sall bu dee ne daa ko. Macky Sall képp ku am. Macky Sall est né après l'indépendance, donc il sera le vrai parti jamono indépendance. Gerai, papasakok apie vartus. Tai va, Brandenburgo vartai, architektūros paminklas vienas iš Berlyno simbolių, buvę miesto vartai. Ilgus metus Brandenburgo vartai buvo Vokietijos padalinimo, o nuo 1989 metų Vokietijos suvienijimo simbolių. Vieninteliai išlikę Berlyno miesto vartai. Ir juos 1788 karaliaus Frydricho Vilhelmo II paliepimu pastatė Karl Gotthard Langhans. Tai buvo pirmasis Berlyno klasicizmo paminklas. Merci beaucoup, Djangin. Ci déplacement parce que ir istorijos išmokom biškį. Varom, šiandien pasižiūrėti. Nu, varom, mitingų pažiūrėti. Vis žinai įdomiau. Gyvenimo biškį. Kaip tikras gyvenimas atrodo Vokietijai. Nepagražintai. Real life. Real life in Berlin. Eina per vokiečių vartus. Va, 4 žirgai. Visi paveikslaunas prie žirgų. Nežinau, kas čia vyks, gal rimpa klaus kažkieno. Protestuoju prieš kažkokį diktatūros režimą. Danke noch einmal zu den Verteidigungen Iran, die müde werden, hier die Wende herbeizuführen. Und jetzt sind die Staaten Europas gefordert, hier klar Stellung zu beziehen. Seid ihr gewiss, die Familienparteien sind immer an ihrer Seite, egal was passiert. Demokratie, Freiheit mit Maryam Rajavi! Demokratie, Freiheit mit Maryam Rajavi! Vielen Dank, Herr Goiking, für diese starken Worte. Liebe Freunde, unser Programm, Čia tai aikštė. Čia tai Laisvės alėja. Skam kaip, kad Hitleris prieš kažką čia varytų. Wow. Ein pareigūnai. Jau čia ein malšinti riaušininkų. Galėtų to gatvę čia visai paliekti, jeigu ona visiškai uždaryta. Ten matas kažkokią skulptūrą tolimoje auksinę, bet turbūt ten esam suplanavę eiti, ne? Čia dabar reportažą darai, ne? Aš visada reportažą darau. Eisim kažkur tai toliau. Neaišku kur, neaišku kada, neaišku kaip. Kažką pamatysim, gal nepamatysim. Čia rusai savo įkišė eina pasidaryti. Kem pirmi, kem penkti. Bet aš nesuprantu, o tai kam palikti tokį iš viso čia reikia? Tai po tavo šalį užgrobti su tarša ten kažką? Nežinau. Viskas aišku, kad čia žiūrėsi daug. Jeigu mes norim tą rytinę galeriją, tai mums reikia atgal grįžti, o tenais tai mes einam jau visai nuo. Nekelt kaip aukštai rankas, beveik kaip Hitleris. Atsargiai nuo laiptų nenurėdėk.
Nu, parodyk, ką moki. Be rankų, be kojų. Na. Gerai, sprendžiam. Paukių turim pasirinkimų. Varom ten prie taukų. Mes tada eisim visiškai nuo savo mašintos. Bet mes neturim jokio maršruto. Nu, tai einam tada. Jau biški kažką reiktų ir užkąsti. Aš tai be pusryčių. Tai reiks kažką pasižiūrėti, užkrimsti. Kvepia čia. Baisu pagalvot, kaip reiks dar iki namų dasigauti, nes mes žiūrį esam nugribavę, o man jau žiūri skaitkuojas. Pritrynė jau pirštus. Bet smagiai. Kiek aš žinojom šiandien? Nežinau, dabar daug. 10 km bus, ar ne? Laisvai. Tai dar tiek pat nusimato, nes dar daugiau turbūt. Tai būsim šiandien tokių. Virš 20 tikrai nueisim kilų, gal apie 3 metų. Daug. Varom. Pagaliau artėjom prie savo bokšto. Nežinau, čia vertėjo eiti. Škai rankas pajodavo jau. Pranešiu. Va, jį paukštis. Kančią simbolizuoja, kažin. Olia, čia žiedėlis. Žiedėlis reiks patekti vidų kažkaip. Nu, gal užlipti. Nežinau, daug laiptų bus. Galėtų būt kokią rampikė užvažiuoti. Čia da kažkokie bus pažeminė perėja. To žiedo tai paprastai nepraeis jaučia. Būtent Morgen. Čia yra pergalės kolona. Heinricho Strako suprojektuotas po 1864 metų, skirtas Prūsijos pergalei antrajame Šlėzviko kare paminėti. Tai čia labai seni laikai, ne? Senokai. Tai gal iš tenais kažkaip išeina? 1, 2. Opa. Raudona užsidegė. Ant pačio galo. Ką? Ant pačio galo raudona užsidegė, nespėjom. O, pastovėsim, dabar vidurį. Kaip tai gražus vaizdas. Kas čia vyksta? Čia šerns, karys, šuo. Iš visų kampų biškį atsiboda jau. Reikia patekti vidurį. Aš nieko blogo nesu padaręs. Manis negal suimti į tą statulą nėra jokio įėjimo, tik tais pažeminęs daug laiptų, tai taip ir pasiliks ten neužlipęs. Prie dėdės Rono. Oh no! Galim pasigrožėti iš toli, kam čia eiti šarti. Vokišką maistą. Jeigu vokiškas maistas, burgeris, pica ar kebabas, taip noriu. Kažkoks žvarėlis. Elevo. Čia liks užblokuots čia dėl protesto turbūt. Piterija? Čia Italija ar Vokietija? Atsiprašau, ponai. Keliaujam po Vokietiją. Gamtinis nams.
Koks drakonas. Dragon Ball Z. Kur mes čia atsidūrėm, o mes čia išeisim? Kaip viduramžiais. O, žiūrėk, čia kalniuks. Varom mes ten. Vėliau mes nebeturėsim kaip užpildyti. Nu gerai, įtikinai. Ir visiškai kitą pusę. Gal dabar netgi rodo, kad ir reikėjo eiti pro tą kalniuką. Tai grįžtam. Yeah. Nepavyko tavęs atnešti. Buvo policijos stations. Kur mes čia papuolėm prie kažkokio gražaus raudono tilto. Jesus Christ. Gerai, reikia paieškoti kažką tai. Gerai, varom. Ten sprendėm kažkokią burgerinę eiti. Į tą kupolinę stoti. Ten traukiniai važiniai. Va, koks čia stiklinis kubiks. Su tema jau viskas. Aš prisiplavinėjau, vos mašiną nepervažiavau. Tikė. Nu, tai kokias 2-3 valandas, aš nežinau kiek valandų dabar ir mes čia plavinėm po visą stotį, po dar kažkokius kitus restoranus, ieškojom maisto vienur, kitur, čia toj stotį traukinių iš viso, čia kažkoks kosmosas ir keli aukštai, iš viso čia nieko nesprantam. Gerai, kad niekur nereikia važiuoti, nes iš viso būtų. Tai va, užsukam pasimti biškį žuvytės. Fish and chips, prašom, ponios ir ponai, o čia shrimps and chips. Niekada gyvenime nesu valgęs, tai reikia pamėginti, nes visada kaip burgeriai, picos ir kebabai. Kaip vertini? Man tai labai skanu. Žiauriai geras krevetės, paragau. Reikia paragauti man po pirmą savo žuvieną su aižę padažu. Tai neblogai, bulvės gal biškas sausos. Padažas irgi neblogas. Vėliau mano paragau. Nu, čia ta krevetikė. Bet krevetės tikrai geras. Bet padažas man tikrai. Tai čia tik antras maistas per 2 dienas, kurį valgo. Blema, po to tavo krevečių, tai dabar ta žuvis nebeskanim. Ir žodžiu, tai tiek. Pavalgysim, toliau nežinosim, ką daryti. Bus sutemę. Tai va, pavarys namučio. Tai tiek ir to reportažo tada. Pavalgyta. Nu, ką žinau, žuvis šiaip pusę velį, iš tikrųjų. Krevetės žymiai geresnės, bet ir brangesnės, žinoma. Tai va, varysim kažkur kavos, dar reikia sumedžiuoti vieną, kavos tai geriam vieną savo. Kažkur kavelės reikia. Ramiai pasėdėti visą dieną, lekam kažkur pats, nežinau kur, bet šiaip fainai pasivaikščiam, biški ten. Visai įdomiai, labai brangus viešiai. Nu, aišku, galėjom pasimti vienai parai 24 valandų bilietą už 11 eurų vienam žmogui, tai gal ir būtumėm visai išlošę, sakyčiau, bet geras oras, fainiai ir pasivaikščioti, mėgėjai vaikščioti po miestą kertas, pakampius visokius, tai visai gerai pajudėti, rekomenduoju.
Einam kavėlės. Pasklydom vėl tau staty. Kažkokia galva sukas čia. Kiek čia toj staty daug veiksmo. Šaknis, va. Statelė, nežinau, kelių čia aukštų. Kaip minimum 4 lygtais ar 5. Vieną liftą radom, su kurią mokam leistis. Tik tai naudojom visą laiką patį. Standort unter Eina savo Geschoss 1. spaudžiau į apačią. Aufzug